Sveiki. Šiandien gyvai iš Perlamutė sveikinuosi aš, Giedrė, ir mano pašnekovė Rasa Adomaitienė. Labas. Labas, Giedrė. Labas visiems. Rasa yra įvaizdžio dizainerė, plaukų ir aprangos stilistė, stiliaus edukatorė ir išvaizdos terapeutė. Skamba labai įdomiai, tai papasakok, prašau, ką šiandien naudingo ir įdomaus išgirsti žiūrovui. Tai galbūt norėčiau atliepti, dėl ko tuos namus sukūriau, Perlamutė darnaus įvaizdžio namai, ir kas ta įvaizdžio dizainerė, ir kas ta išvaizdos terapeutė. Tai nepaslaptis, kad visam pasaulyje ir Lietuvoje labai daug stilistų dirba, įvairiaus amžiaus, įvairios stilistikos darbai vyksta, bet su gyliu, su pločiu, su žmogaus išorė ir vidinė darna. Tikrai labai turbūt užtektų mano rankos pirštų, kiek dirba bent Lietuvoje. Nes išvaizdos terapija gauna, pačios moterys mane taip pavadino, kad gauna išvaizdos terapiją pas mane. Taigi, turbūt įsiritulios pokalbyje, toliau ar ne, ir tiesiog paaiškinsiu, kas čia vyksta. Tai kokia buvo pati pradžia? Ir kaip Perlamutė, pavyzdžiui, pats pavadinimas, ką reiškia, kaip įsikūrė šie darnaus įvaizdžio namai. Taip. Grožio srityje dirbu jau beveik 30 metų, bet į patį įvaizdį atėjau tik prieš 10 metų, nes prieš maždaug 10 metų man bedirbant plataus profilio kirpėja stilistė, kosmetikė, klientės kaip susitarusios pradėjo prieš mano veidrodį tą pačią istoriją pasakot. Jūs visi tai girdėjot ir dar pačios labai dažnai tai pasakojat. Aš negraži, aš stora, mano nosis ilga, ten mano šlaunį, visi šitie pavadinimai tokie negražūs, tada prieš mano veidrodį buvo pasakomi ir galvoju, graži moteris, tiesiog žavinga, kodėl jinai nemato savęs gražios. Tiesiog tas nematymas savęs gražios. Ir taip atsirado, vieni kažkokie kursai, kažkokie mokymai, paskui žinau, iš Rygos Žana Dubska atvažiavo į Lietuvą, nuo to prasidėjo ir iš tikrųjų pats lūžis buvo man eiti į šitą profesiją giliau, kai mane taip pat neįdėlios figūros, būdama 44 metų ir turinčia gana nemažai antsvorio, išrengė prieš auditoriją. Tiesiog išrengė, kad manimi parodytų, kaip galima kitaip apsirengti ir kitaip atrodyti. Tai čia yra labai svarbus aspektas, nes aš taip su klientėm nedarau, aš tik tai, kai gaunu leidimą, ekstremaliai prašymą, taip, nes mes nieko neprivalom, mes nei persirengti neprivalom, nei ten tokius jono ilgio pasirinkti, mes nieko neprivalom. Tai iš tikrųjų tas mano išrengimas prieš auditoriją, kai aš nurijau tą gumulą tokį ir žinokit ir viskas. Ir nieko neatsitiko. Ir nurijau. Ir atėjo tas momentas, tas lūžis, kad noriu perprasti šitą specialybę, kad mokėti dirbti su moterimis, jas puošti, jas rengti, perrengti, bet ne vien ta, kad apranga, iš viską mūsų kūnai kalba. Ir moterys, kai pas mane ateina, visą laiką sako, jūs viršijot lūkesčius. Nes visa išvaizda, ar ne, ta prasme, viso ko darna, čia tame ir pavadinime tas žodis ne šiaip sau, man atrodo, atsirado. Jo, jis tai prieš 8 metus kažkur jau man susidėliojo, galbūt aš dabar dar kitaip pavadinčiau, bet prieš kokią 10 metų apie tą darną nelabai daug kas kalbėjo. Taip. Dabar tai jau atsiranda daug mokymų, ar ne, tokių ratelių moterų ir jau į gilį žmonės eina vis daugiau, vis plačiau. Tas prieš 8, prieš 10 metų didžioji auditorija net buvo keista, kas čia ta darna. Darna tai yra lietuviškas žodis harmonija. Ja labai daug kas naudoja harmoniją. Harmoningas įvaizdis, tai pas mane lietuviškas žodis darnus įvaizdis. O ta darna atsiranda, kai žinant visas įvaizdžio paslaptis, visas mados tendencijas, visus reikalavimus sociumų, mes viską atmetam. Ir tik tai pasiimam tai, ko mums reikia mūsų prigimčiai, mūsų amžiai, mūsų lyčiai, mūsų socialiniam vaidmeniui, kokią rolę dabar norim vaidinti, ar ne, kas mes norim būti, pagaliau tos figūros, korekcijos, tas vaizdas, ką mes matom veidrodyje, kad mums teiktų laimę. Ne dėl kitų mes pasistilizuojam, ar ne, bet tas laimingo žmogaus, ta darna ir yra. Tai ir atsirado Perlamutė ir darnaus įvaizdžio namai. O tas pats žodis Perlamutė. Ką jisai čia reiškia? Ne veltui mes čia prie kavos pasidėjom daug perlų. Perlo motina
perla muter, perlo motina, tai yra ta vidinė mantija, ta dalis, kurioje saugiai kriauklėje užauga perlas. Tai reiškia, perlo motina ir yra mama tam perlui, kad jisai saugiai išaugtų, ar ne? Vat iš tokios skausmos miltelis, iš inkliuzo kažkokio. Ir tie mūsų vidiniai perlai. Taip gyvenimas man suteikė tokią vertę, dovaną, kad labai dažnai liečiuosi prie moters ir išmokau būti ją pačią savo perlui, motiną, užauginti ją, švytėti, gražią, išleisti į šviesą. Tai labai daug pas mane salone ateina moterų nelaimingų, manančių, kad yra negražios, nevertingos. Tikrai tenka daug įdėti meilės, empatijos ir dirbti vienu metu kaip 4 specialistam, kad suteikti jai tą šviesą akyse, tikėjimą savimi ar ne. Ir jeigu aš ją vieną aprengiu, jeigu aš jai plaukus nudažau tam tikrą spalvą, tai žinokit, būna ten tik maža dalelė to įvaizdžio. Tai čia yra tokia saugi aplinka, taip? Tam grožiui skleistis ir puoselėti. Gerą klausimą uždavė Giedrė, bet aš atsakysiu, kaip su dauguma moterų kalbu. Ir tau galiu užduoti patį klausimą. Ar tu nemanai, arba ar tu jau pastebi, kad mes daugumą darome tai per savo misiją, ko mums patiems reikia? Ir tavo klausimas toks sujaudino mane, ar saugia aplinka. Man nuo pat vaikystės, nuo pat įščių, nuo pat prenatalinio mano laikotarpio man reikėjo saugumo. Nu visiems jo reikia. Ir aš susikūriau tą saugią erdvę, tas mano perlo motina, kur aš čia saugiai jaučiuosi ir tas matyt persiteikia ir moterim, kurios čia ateina. Tas vedimas toks saugus. Bet aš toks galima netgi sakyti, kad aš ne vien altruistė esu, ar ne? Nes vis tiek mes turime ego, mes turim kažkokius poreikius savo. Mes asmenybė esame iš visų pusių. Nes jeigu mes išeisim vien į davimą, resursas gali greitai išsekti. Tai aš ir pati gaunu iš to labai. Gaunu dovanų, gaunu per tai, ką Nes turbūt, kai išeina moteris tom spindinčiom akim, pasitikėjimu, padidėjusią meilę savo, vidinis irgi labai turbūt toks pasitenkinimas gal. Ar kaip čia? Taip, nes būna tie du etapai pasitenkinimo. Pirmiausia, kai pamatau veidrodyje moterį jau po valandos, po 2 jau save matančią veidrodyje. Nes tas pats baisiausias, nejaukiausias būna momentas, kai moteris nemato savęs veidrodį, nepriima savęs, nesvarbu, ar veido, ar figūros, ar viso kito. Sakykime, po valandos 2 jau moteris pradeda save tyrinėti. Jau visai nieko. Nes tie mano metodai su kiekviena moterim būna skirtingi. Su viena moterim, sakykime, aš čia pasidėjus, jeigu mato žiūrovai spalvų paletės, tada naudoju brėžinius, tiesiog figūrą, kaip subraižyti, sudėlioti. Tada, kaip sako, pokalbis, klausimyną specialų turiu pasiruošus, arba tiesiog pokalbio metu, kai tu ją išmyluoji, kai parodai, kad su ja viskas gerai, tada pradeda tikėti moteris. Ir labai dažnai tenka būti moteriai, jos mama, jos močiute arba kažkokio kitų sociumo atstovų, tom akim, kuriom dar jinai nemato savęs. Tada jinai perima ir pradeda save matyti teisingai, nes labai dauguma mano kartos, o ypač mūsų mamos, močiutės, neatlaikė sociumo reikalavimų, buvo sutarkuotos, sugniuždytos, nes turėjau tik dirbti, tarnauti ir moters savyje kaip moters. Neturėjau kada puoselėti. Tai tu jau truputėlį užsiminėjai apie patį procesą, ar ne, kaip vyksta tas įvaizdžio kūrimas. Kokie yra gal žingsniai, tą patį, kaip viskas vyksta, labai įdomu. Galvoju taip, jeigu procentaliai, tai vis tiek dažniausiai tai būna pirminė konsultacija. Aš ją taip ir vadinu labai paprastai, asmeninė įvaizdžio konsultacija. Ir tada tiesiog moteris papasakoja, kas jai aktualu. Dažniausiai pas mane. Atvyksta. Pas mane, nes tada moteris gali labai daug gauti vienu metu. Pas mane ir apranga yra, ir visos spalvų paletės, ir brėžiniai figūrų, skaidrės yra. Rūbų turiu, tarp kitko, labai daug ir, kad neužmirščiau paminėti, mane labai daug ką pačios klientės išmoko. Išmokė
spintos reviziją padaryti mano salone. Nes dažniausiai tai spintos revizijas mes važiuojam į namus, pertvarkom spintą, peržiūrėm, revizuojam, bet va ta greitoji asmeninė įvaizdžio konsultacija, kai atvažiuoja klientė, žinokit, iš visų miestų su lagaminais, įsidėjusio savo pagrindinio bazinio garderobo, nereikia namų drabužių vežtis, dar kažkokio tokio bazinio garderobo ir iš karto mes matom, kas su jie vyksta, kas jai tinka, kas netinka, galbūt figūra pasikeitė ar ne, visiškai modelį reikia kitaip, proporcijas kitaip derinti, nes nežinau, kieno čia žodžiai yra, bet reiškia, mūsų grožis, tai patikėkit, nepriklauso nuo centimetrų. Ne, man atrodo, čia vidinis dar yra. Ir tas vidinis, bet jeigu vien tik apie išorę kalbant, jeigu vidaus neliečiant, mūsų grožis, bet ko grožis, architektūros mene, interjeras, gėlės ar ne, pats žmogaus išvaizda, iš tikrųjų priklauso nuo spalvų ir proporcijų. Tai va, nuo tų matų pagrindinių ir mes įvaizdžio dizaineriai, kurie išmanom tas va, ekspertinės žinias turim, ne visada jas galim taikyti ir nereikia, bet vis tiek tą bazę mes turim žinoti, nuo ko atsispirti, kaip dirbti su kūnu, su proporcijom. Tai va, tai ta įvaizdžio konsultacija praktiškai atskleidžia visą planą, ką mes darom, ar reikia moteriai ekspres greitos konsultacijos, ar jai reikės iš vis jinai atėjus jau į pokytį, nes paskutiniu metu, nors labai mažai reklamuojos, bet labai daug moterų mane atranda, kuriom reikia ne tokios trumpalaikės greitos išvaizdos ten ar nepasikeičiančios, bet į pokytį moteris eina. Tiesiog į pokytį, transformaciją vidinę, tai kaip pasakyti. Tai vat, kam ir kodėl gali prireikti va tokio, ar ne, įvaizdžio tų pokyčių ir tos konsultacijos, apskritai tas įvaizdis ir stilius, kada gal pradeda va rūpėti ir kas dažniausiai kreipiasi, galbūt va šitai paklausiu. Reiktų pirštukus palenkti, kadangi dabar esu ir tinklaveikoj moterų dalyvauju, tai iš tikrųjų labai gerai matosi, kad profesinis įvaizdis mums labai svarbu duoda. Verslo moteris. Taip, verslo. Nesvarbu, reiškia, koks tai verslas būtų. Jeigu moteris piešia mandalas, ar ne, edukuoja kažkokią apie sveikatinimą, reiškia vis tiek ir moters visa išvaizda, įvaizdis, kūno kalba, apranga, ką jinai veikia, kur jinai veikia, turi atitikti tą vaidmenį, ką jinai vaidina, veikia, ar ne? Jeigu moteris kalba apie struktūrą, vis tiek tos struktūros toje moteryje mes pageidaujam, ar ne? Čia panašiai, Giedrė, įsivaizduok, mes dabar ateinam į spektaklį ir būna aktoriai dar nekalba. Ir personažas. Ir mes juos tiesiog atpažįstam iš aprangos. Iš kūno kalbos, iš veidų formų, kaip režisierius moka parinkti aktorių, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu reiktų tave dabar paversti ledo karalienę. Aš galėčiau iškarčiuošti. Reiškia ir perrinktume tame, ir nugrimuotumėm, ir ledinę mimiką tau padarytumėm, ir įsakytumėm mažiau šypsotis. Va čia va įdomu, kaip būtų. Nes netiktų man. Aš manau, čia dar labai svarbu tas įvaizdis ir tas apskritai stilius turi būti labai atspindėti vidinį ir man turi būti patogu ir gera, ar ne? Ačiū Dievui, vėl atėjom iki to pačio žodžio, darna turi būti. Darna. Kaip mes rengiamės, kokiam vaidmeniu rengiamės, kokia mūsų prigimtis yra, prigimtis ar ne? Tai su visa pagarba, tave reiktų išprievartauti praktiškai, jeigu tave paversti ledo karalienę, ar ne? Tu tiesiog kentėtum, tad būtum, žinau, suvaidintum, suvaldytum. Labai, kas mane pažįsta, tai. Bet tave iš tikrųjų, jeigu taip negalvojant, Pepė Ilgakojinė iš karto galėtum vaidinti. O, labai laisvai. Ir nepavargtum, ir gautum ten kažką biškai pailsėti, kavos išgerti, vėl galėtum vaidinti. Tai iš tikrųjų taip. Bet tai kaip, aš nežinau, mes iš tikrųjų susitikom prieš keletą minučių, tai nesam nei labai artimos draugės, nei pažįstamos ir kaip galima taip iškart nuskaityti žmogų, pagal ką tu taip iškart jauti, buvai man truputį užsiminus, kad pagal plaukus, kaip čia viskas yra iš tikrųjų, kur čia ta paslaptis? Tai iš tikrųjų, moteriai, žinokit, jeigu jūs atsisėdat į mano kėdę ir jau duodat man leidimą liesti jūsų plaukus, tai viskas parašyta, žinokit. Skaitau jūs per plaukus, kokia energetika yra, koks jautrumas jūsų, kūno visos formos. Žinokit, man kartais jau, aš užmirštu visas taisyklės, figūrų tipai, visi centimetrai, aš vis laiką matau visumą žmogaus.
Tai... O ką sako plaukas? Pavyzdžiui, dabar žiūri moterų tikrai, manau. Kaip jos vis tiek savo plaukus daugumą mes pažįstam. Ir ką galima būtų taip nuskaityti iš savo plauko? Koks plaukas, ką pasako? Nu tai pavyzdžiui, gražioji Giedrė, tu sėdi čia ir aš matau, kad ypatingai jautri esi moteris, ypatingai jautri, tokia, kaip pasakyti, netgi labai pažeidžiama, nes plaukas pats yra toks plonas pas tave, toks jautrus ir dar sakyčiau toks nepaklusnus. Tai čia viskas apie tave. Jautrus, trapus, nepaklusnus, nepalankus, neklausantis, bet tik tai moterišką giminę padarai iš tų ir viskas tau tinka. Tai kaip apibūdintum savo plauką, taip išeina, ar ne? Tiesiog natūraliai, kaip atrodo, koks tavo plaukas, tai vos netinka ir tam tokiam vidiniam. Nu, kaip pasakyti, gal ten nereikia absoliutinti, kad 100%, bet vis tiek viskas. Dabar paimkime, aš kerpu 30 metų klientus, ar ne? Pirmas iki ateina vaikinas, storija garbanoti plaukai. Nu ir jis jau man ką pasakoja, aš viską žinau, nes viskas apie tai. Jisai veiklus, nesuvaldomas, greitas, ekspresyvus, jam niekas nepaaiškins, nepasakys, nu apie tai ir yra, ar ne? Ir man kas įdomiausia, kad mes labai dažnai, ypač moterys, nueinam nuo savo prigimties, ar ne? Tai va, norėjau klausti, ar būna taip, kad ateina ir jauti, kad truputį meluoja, arba... Tamsius plaukus šviesinam. Jeigu garbaną turim, visos tiesina. Jeigu lygus labai plaukas, toks, nu, būna lygus, visiškas kaip smėlis, krintantis, tu jį gali sukti, lakuoti, niekas nesidaro. Čia irgi yra charakterio tipas, čia yra žmogaus veikimo būdas, jo prigimtis. Ir man taip gražu, aš galiu tik tai dirbti siaurai kaip plaukų stilistė ir nesukt galvos nei savo, nei klientai, bet jeigu tik klientė paklausia, tada prasideda burtai. Bet kaip įdomu, aš tiesą sakant, pirmą kartą girdžiu tokią asociacijas, ne, su tais plaukais ir nu, labai daug tiesos. Ta pati veidoskaita, Giedrė. Nu tai. Veidoskaita, pavyzdžiui, jeigu jau tu paprašėjai atsisukti į tave ir pažiūrėti, tai tas pats kūno trapumas, tas pats kaklo ilgis, ar ne, smalsėsi be galo, ta pati nosis iš karto matosi pas tave. Emocinis intelektas dominuoja, ar ne? Ir kas įdomiausia, kad tu vedi, kalbini, nors pačios lūpos atrodo dar nerodytų to pačios komunikacijos didžiosios, bet tu turbūt tai darai jau per smalsumą, per norą pažinti. Čia aš per save, pati pradžia, kai buvo, aš perlipu per save kaip tik įmanoma, bet kaip sakant, reiškia pasistengti reikėjo. Taip, darai ir pasidaro, bet nebuvo lengva. O aš galvoju, va taip man gavosi, kad aš daug metų dirbu pasislėpus su tais asmeniniais klientais ir man niekada nebuvo poreikio rodytis ir savo klientų niekur beveik nerodau, neviešinu. Bet pažiūrėkite mano lūpas. Nu, man komunikuoti reikia. Ir aš sakau, taigi nesirepetavę mes galim kalbėti, kuriem yra tai prigimti, tik leiskit atsisėsti kažkur padoriai, kad, žinai, daugmaž žinot temą. Ir leiskit kalbėti ir iš tikrųjų ta prigimtis, nu, jinai valdomas. Ir aš labai dažnai kaip įvaizdžių dizainerė matau tokių įvaizdžių sukurtų visiškai žmogui nederančių. Ir tada pavyzdžiui. Nu, pavyzdžiui, arba galiu duoti pavyzdį per... Kodėl spintoj moterys turi labai daug rūbų ir sako, aš nepuikiai atrodau. Arba neturiu ką rinkti. Jo, tai pirmiausiai moterys nežino savo spalvinio tipo, savo figūros tipo ir iš vis pačio tipažo, reiškia bruožų, veido, to prigimtinio temperamento, ką jinai veikia, ar jinai yra, kaip sako, Maksimos darbuotoja, ar jinai yra filialo vadovė, ar jinai struktūros valdytoja, ar jinai visiškai mandalų, ar ne. Kaip savo, jo. Tai va, tai pirmiausia reikia žinoti savo tą prigimtinį tipažą, o tai tik 1 valanda pas įvaizdžių dizainerę, nenusiperkant jum nereikalingos palaidinės ir žinosit apie save. Tai kai moteris spintoje pirmiausia prisiperka visiškai netinkamų figūros tipų rūbų, ne savo spalvos, tada visą laiką prie veido, kai deda spalvą, nedailiai atrodo. Čia vat su tom ar ne? Jo, aš pasidėjau tiesiog savo spalvinį tipą. Įdomu pasižiūrėti, kaip galima, ar ne, tą spalvinį tipą gal galima pačiam kažkaip truputį pasižiūrėti ir nusistatyti. Kaip viskas, ar ne? Šiaip yra dirbtinis intelektas, dabar labai daug dirba, programėlės. Nerekomenduoju, žinokit. Ateina pas mane labai daug jaunų moterų su dirbtiniu intelektu pasidarę, ir akinius pasirinkę pagal veido formą, ir plaukų kirpimą. Nu ir
Ir turiu pasakyti, kad dirbtinis intelektas tai neatstoja meistro. Nes meistras mato struktūrą visą, meistras mato ne tik veido formą, va taip iš priekio žiūrint, meistras mato kaklo linkį, smakro ilgį, nosies kampą, meistras mato profilį, pečių liniją. Paliečia plaukus ir Taip, iš karto. Tai tais sakinukais, kai lydžiu, tai žinokit, ateina mergaitės pasirinkę akinukus, bet mes visai kitokius perkam tada optikose. O su spalvom tai yra tokia paslaptis, kaip sako, gražiam žmogui viskas tinka. Ir ypač dar jaunom dažniausiai visai nereikia paisyti tų spalvų, bet kai ateina tam tikras amžius mūsų laikotarpis ir kai mūsų akys truputį jau blanksta, akių baltymas netoks skaidrus, atsiranda pigmentacijos, raukšlių, tada moters yra pats vertingiausias, kaip sakyti, toksai poelgis būtų sužinoti savo spalvinį tipą. Nes pagal tai, ką mes dėsime prie veido, mums reflektuoja į veidą ir mes arba gražios, arba užgestam. Bet tai yra vis tiek pagal akių spalvą, ar pagal plaukų spalvą, pagal ką mes galim, va, taip buitiškai, neturint specialių priemonių. Šiaip labai paprastai, tai tiesiog įsivertinam pačios odos spalvą, jinai šilta ar šalta, tada įsivertinam akių spalvą ir rainelį spalvą šilta, šalta, akies baltymo, skaistumą, baltumą, ar jis yra toksai pilkintas, drumzlinas, ar jis labai ryškiai baltas. Nu, tai mes ten meistrai labai daug turim, mes krumplius pasižiūrim, mes pasižiūrim venas, visą odą, pigmentaciją, nes kartais nuprausus veidą, ne visas pudras, dar mes taip nepagaunam, tada aš moterį testuoju dienos šviesoje būtinai, kiek jinai pigmentacijos turi tiesiog ant visos odos, ar akių baltymas irgi labai, ir toks, tai kaip sako, labai paprastas dalykas, labai daug moterų netinka pilkos spalvos, bet su visa pagarba iš tikrųjų aš visą laiką atrodau gražiausiai su labai pilkom spalvom. Nes jeigu įdomu, vasaros tipas, spalvinis tipas vasara ir ta tokia pilkoji vasara, kur yra turbūt apie 80-70% pilkos spalvos, tai mane tik tai papuošia. Aš galvoju, kad mikrofono gal labai neuždengti. Gerai. O pavyzdžiui, aš dabar bandau savo spalvą, ar ne? Taip tiesiog iš va to, ką aš čia dabar išgirdau. Tai kadangi mano akis tokios žydros, bet plaukai, sakyčiau, tokie nedažyti, tai lengva nuspėti ir atpažinti, jinai tokia lietuviška pelenų spalvos į pilkumą. Aš sakyčiau, šiaip galvočiau gal truputį šiltą, bet vis tik pagal va, tuos kriterijus į šaltumą. Nu, aš tiesiog sakyčiau, jeigu aš jau iš Giedrės imčiau pinigus už konsultaciją, reiškia, aš jau tave labai turėčiau tikrą nustatyti tavo tipažą. Bet taip dabar iš akies, tai tu man labai panaši, kad esi va tokia švelnių spalvų savininkė, vasara, bet tokia nėra daug pilkos, nes jeigu labai daug pilkos mes uždėsim, mes tave užgesinsim. Va, iš karto matau tavo pilkos veidas. Taip atrodo, ar ne? Atrodysi daug vyresnė, užges tavo veidas. Tai dar reikia nepamiršti, kad mes truputį vis tiek pasidažėm. Bet jeigu nuprausus veidą, tave suvalgytų pilkumas. Tai su visa pagarba, Giedrė, tave juoda spalva taip pat suvalgo. Bet tu šiandien pagudravai, nes labai dekolte daug yra kūno tavo nuogo. Nėra va tos juodos spalvos iki pat. Nes jeigu juoda spalva mes dedam prie pat veido, jinai reflektuoja, meta šešėlius ir tada ta juoda spalva sugaudo viskas, kas yra raukšlytės, patamsėjimus, reljefą, tada moteris užgesta, atrodo pavargus, patamsėjusi, arba kaip jis sako, pajuodusi. Tai jeigu turim juodus rūbus ir jie mums netinka, aš iš tikrųjų, jeigu taip peržiūrėti prieš tai visus filmavimus, tai čia pirmas, kuriame aš juodai apsirengusi. Praktiškai visiškai nenaudoju šitos spalvos, ypač filmavimuose, nes jinai nėra labai dėkinga spalva. Bet aš išduosiu, kodėl aš pasirinkau būtent juodą spalvą šį kartą. Tai buvo pagrindinis kriterijus, aš pasižiūrėjau, kur aš važiuoju. Aš irgi galvoju. Pasidarė namų darbus. Man yra labai sunku, kai aš pas save studijai, pas mane yra geltona, ryški, tokia garstyčių spalvos sofa. Tai aš vis stengiuosi bent jau kažkur išlaikyti tą spalvinį, kažkur šiuo metu karoliukai, detalės. Bet pažiūrėjau, čia yra tokios ir net tamsesnės, sodresnės, viską. Ir aš galvoju, yra labai svarbu,
nesujaukti aplinkos irgi savo įvaizdžių, nes mes čia sėdėsim, kalbėsim ir jeigu aš galvoju netinkamai apsirinksiu, tai bus blogai. Giedrė, atsipalaiduok. Ir aš galvoju, va, juoda, tai man viską galima, žinok, viską galima, tada, bet būtum labai tokį gražų padarius, kad tave būtų visi matę labai išsiskyrus. Bet tu reiškia, davai foną kitam, tu nes davai aš foną negaliu pašnekovui užimti eterio tokio, kad ar ne? Čia aš taip pat, čia yra mano grinai gyvenimo kredo, kai aš dirbu su moterimis ar dalyvauju kažkur, aš visą laiką būnu fonas ir duodu erdvę žmogui, moteriai, savo klientai duodu erdvę, kad jinai skambėtų. Aišku, jeigu tam tikruose renginiuose, kur man reikia dominuoti, būti matoma ir girdima, aš pasitelkiu įvaizdžio elementus. Lūpos, akiniai ryškus. Va, tai čia labai įdomus. Oi, čia iš vis yra dėmesio valdymas. Tai reiškia, ne? Dėmesio valdymas žiedas. Žiedas. Bet aš mažus žiedus nešioju, nes aš labai daug darbo dirbu rankomis, aš vis dar darau biogarbanojimus, aš dar labai dažau moterų, tai mano rankos, kaip sako, nėra tos, kur galėčiau labai plevėsuoti, nes aš esu praktikuojant įvaizdžių dizainerė, labai daug ką pati darau. Ir ne tik teoriškai sudeleguoju komandai, va taip mes padarysim, bet labai daug ką pati darau, nes aš myliu tai, ką darau ir mano klientais nori, kad aš pati tai daryčiau. Čia panašiai kaip po spintos revizijos, aš dar pusę drabužių perdekoruoju, persiuvu, nes jos nori, taip, kad neišmest gražių labai rūbų, bet truputį, jeigu netinka, tai dėmesio valdymas. Tai moterys, kurios pas mane ateina, reiškia, irgi gauna tokią konsultaciją, jos man papasakoja, ką jos veikia tuo metu ir kokiu tikslu nori pasiekti. Viena nori ištekėti, ne, išeiti į tą moteriškumą. Trumpas sijonas. Nespėjau? Ne, neatspėjai, Giedrė, neatspėjai, moterys. Jeigu ieškote vyro, partnerio, draugo, širdies draugo, meilės, pirmiausia, turit save mylėti, nes jeigu iš tuščio indo, iš išsekimo ieškosit, ateis skriaudikas, pasikraunam pirmiausia, atsistatom po santykių nepavykusių. Bet ką aš noriu pasakyti, ir rengiamės tokiais rūbais, tokiam vaidmeniui, kokio norim tipažo vyro pritraukti. Tai papasakosiu, ką tai reiškia. Moteris, trumpas sijonas, dekoltė, ryškus makiažas. Ir po metų 2 sako, manęs vyras nesiveda į biblioteką. Mes negalim intelektualiai pakalbėti. Arba susirado kitą. Jisai tik sportuoja, jam tik seksas, pinigai, greitis. Brangios, bet jūs rengėtės tokiam tipažui. Toksai vyras iš tos aplinkos ir pamatė jūs. O tas intelektualus, kuris sėdi bibliotekoje. Ne, nebūtinai bibliotekoje, jis galbūt valdo 2 įmonės ir jisai, jam ta biblioteka, audio knygas, jisai važiuodamas paklauso, nes yra užimtas žmogus, jis tiesiog nedrįso jūsų užkalbinti, nes buvo moters vaidmuo ne tas pasirinktas, buvo viskas per aštru, per stipru, nes, kaip sako, vėl pakartosiu tą sakinį, kur dažnai sakau, mes nieko neprivalom, bet kaip mes pralošiam labai dažnai nežinodami kažko, va čia tai matau. Nes jeigu mes tikslingai apgalvotumėm, kaip mes įvaizdžių galim jau komunikuoti, kol dar nekalbam, kol savo darbais gerais neparodėm, ką gebam ar ne, ir jeigu mes tikrai atitinkam tą, ką veikiam, nemeluojam, mumis greičiau atranda, mumis greičiau patiki, mums tiesiog yra lengviau gyventi ir ta terapija vyksta, reiškia, mes iš vidaus į išorę skleidžiam tinkamą žinutę, jinai mums dirba. Arba, reiškia, iš išorės mes vidų gydom. Tai ir terapija rūbų mes galim pasidaryti. Ir atspindi, man atrodo, ne? Vat, pavyzdžiui, kaip yra kita taisyklė, kad pasitinka pagal batus, ten sako, ar kaip, ar ne? Kad iš karto tas pirmas įvaizdis, jis yra nuskanuojamas pagal išvaizdą. Ir jau susidaro žmogus nuomonę apie tave. Tai čia... Labai gaila, man irgi atrodė anksčiau, kad čia toks kaip tuštybių, ar ne, nu kaip čia dabar mane, pagal mano sijonų ilgį mane gali nuskaityti, ar ne, ir padaryti išvadą. Bet iš tikrųjų žmogus, taip jam yra lengviau, paprasčiau. Ir kai mus priima pagal pirminį įvaizdį, tada gal mums reikia daug pasistengti, kad tai rodyti kitaip, kad mes tikrai vertingi, kad mes ten kažką labai pasiekę. Tai kartais vertas supaprastinti, greičiau tai padaryti, žinant įvaizdžio elementus. Ar dažnai mes, nebūtinai moteris, bet šiaip žmonės slepiamės po įvaizdžių tam tikrus kažkokius? Taip.
Labai dažnai slepiamės, nes, gal sakyčiau, nesislepiam, bet tiesiog pasakojam savo įvaizdžiu tai, kas su mums šiuo metu vyksta. Tai man dar prieš kokius 5 metus, kai aš atvažiuodavau pas klientės į spintos reviziją, buvo nejauku, nes aš pradėjau daugiau matyti ne tik kokios ten spalvos, kokie drabužiai, nes patikėkit, spinta papasakoja viską apie jūs. Visas jūsų traumas vaikystės, tai ką jūs nenorit paleisti, kur jūs einate tikslingai arba kur norite eiti, bet nedrįstate. Jeigu vienkartinė apranga, ar ne, kurią mes kartais pasistilizuojam, kartais dar galim apgauti iš vieno karto. Kažkaip nebūdingai savo apsirengti, arba kažkas mus gali aprengti. Bet jeigu spintoj, vis tiek tai yra jau mūsų tie rūbai, ta mūsų kūno tąsa, mūsų psichoemocinės būsenos, tokie saugotojai, tai labai matosi viskas. Gerai, grįžkim prie tų detalių aprangos, ar ne? Akinukai, lūpytės, kas dar iš tokių aprangos detalių labai labai svarbu ir ką galima tiesiog gal užakcentuoti, sužaisti ir pagerinti savo įvaizdį tokiais paprastais. Paprastais tokiais, ar ne? Gal ir nepaprastais, aš nežinau, įdomu viskas. Jeigu taupant laiką ir daug nekalbėti, tai iš tikrųjų pirmiausia žmogui, visiems žmonėms į akis krenta portretinė zona. Nes mes taip esame įpratę, kad mes bendraujam ir žiūrim į portretinę zoną. Portretinę zoną sudaro veidas, plaukai, visa aureolė aplink veidą. Sakykim, va taip, ne? Va taip, Giedrė. Taip. Tai reiškia, visą laiką žmogus žiūrės į mūsų akis, jeigu mes, sakykime, šiuo metu galbūt toli kamera, ne, mūsų akių nemato, bet jeigu mes viena prieš kitą, tai visą laiką mes žiūrim pašnekovui į akis, mes žiūrim į šypseną ir tada labai plaukai matosi ir visa portretinė zona, dekoltė, va šitas petinis rūbas, mes stilistai sakom petinis rūbas, kas ant pečių yra. Auskarai dar, ar ne? Taip, tai iš tikrųjų visą laiką verta apgalvoti ir ypatingai paskutiniu metu onlininių daug ar ne, renginiai daug vyksta, tai ką aš labai stebiu, nors aš įpratus nekritikuoti, nedirbti to darbo, kai manęs neprašo, bet labai matau, kad prašauna moterys. Portretinė zona, plaukai netvarkingi. O kaip juos susitvarkyti? Spalvos, sakykime, netinkančios, onlininiam pokalbį moteris su labai plaunom petnešėlėm, daug kūno apnuoginto matosi. Tai kaip sako, geriau žinokit po stalu ten su šortais būkit, bet portretinė zona, ta, kaip sako, švarkelį, ar marškinius išlygintus, ar palaidinę savo tinkančios spalvos, į tai, portretinė zona už mus kalba. Turi būti, žodžiu, tas viršutinė visa dalis, tokias... Tai jeigu jau mes kalbėsim apie viską, tai jau mes paskui šukuosime, tada batai eina. Avalynė, tai tas pamatas, ant ko mes stovim. O kokios klaidos, pavyzdžiui, dažniausiai šiaip yra daromos moterų? Tiesiog aprangoje ar kaip? Įvaizdėje pačiam, taip. Aš labai stengiuosi taktiška būti ir aš negalėčiau kritikuoti, kas yra klaidų daroma, nes labai nenorėčiau, kad mane kritikuotų kas nors, kaip čia Rasa, ne taip. Galim truputėlį. Bet jeigu, pavyzdžiui, kartu ir pajuokaujant ir tokią apžvalgą padaryti, kas dažniausiai kartojasi, tai iš tikrųjų vis dar numeris 1 plaukų spalva. Arba per balti plaukai, per daug nublonduoti ir pagal spalvinį tipą visiškai netinkantis, nes labai daug kas kažkodėl nori tonuot šalta spalva. O jeigu šiltaveidis, šilto spalvinio tipo labai sudarko moterį, reiškia, nepataikymas. Jo nepataikymas ir tas nubalinimas plauko labai labai pigų įvaizdį duoda, arba kaip tik juodas plaukas, juodi plaukai, nes juodi plaukai iš tikrųjų mūsų Lietuvoje, nežinau kiek moterų yra, turbūt keli tik tai procentai, kur tinka juodi plaukai, bet aš matau daugiau juodų moterų. Mes ne ta šalis, kur mums juodas plaukas tinka. Ir tada atrodo labai moteris pavargusi, suvargusi, ploni plaukai atrodo, nes kai juoda spalva dar jų atrodo mažiau, skyrimas tiesiog tarp plauko, galvos oda matosi, tai moterys prašauna, kai plaukus juodai dažo. O ypač jeigu tai būtų dar ne jauna, o brandus amžius, tai labai išryškina veido raukšles, visus patamsėjimus veido išryškina. Ir tada, kaip kiti sako, tam tikros profesijos atstovės gali truputį tokį... Aš tai nesiryščiau apie tai kalbėti, bet kartais tas pigumas ir kai būna to juodo plauko daug, jis irgi duoda tą įspūdį. Arba per daug papuošalų.
Visiškai netinkančių, labai daug papuošalų, nes pagal prigimtinius tipažus yra tam tikros moterys, kuriam tinka papuošalai. Jie gali apdėlioti visą, jinai tinka, jie gražu. O daugumai moterų tai tokia taisyklė visai tiktų. Pasipuošiam, apsirengiam, kažką jau įsisegam ar ne, aš irgi pirmąją apyrankę buvau užsidėjus. Ir tada nueinam prie veidrodžio ir pasižiūrim, ką galėtumėm nusimti. Kažką nusiemam, dar kažką nusiemam, tada dažniausiai būna labai gerai. Aš girdėjau irgi čia visai nesenai, beje, Facebooką scrollindama, kad apie papuošalus ir ypač kai filmuojamės, jeigu pačios darome, ar ne, tuos iš arti tokius reelsus. Ai, pati save. Pati save filmuoja, kad būtent auskarus įsiveria ar kažkokį ant kaklo ryškų užsideda, kažkokie irgi papuošia tam, kad vat, tiesiog užlaikyti ir nukreipti dėmesį, nes tai labai iškart susikoncentruoja būtent į tai ir, vat, pavyzdžiui, taip tarsi galima paslėpti savo kažkokius trūkumus, netobulumus, tai va čia toks priešingas gaunasi, ar ne, kad tais papuošalais truputį galima pasislėpti už jų ir užsimaskuoti. Viskas gyvenime turi dvi pusės. Apie ką bekalbėtumėm, yra antra pusė kažkur, ne? Tai šiuo atveju taip. Vienas dalykas, tai papuošalas mums yra kaip apsauga. Moterys, atsiminkite tą dalyką. Papuošalas tiesiog energetinį, nuima tą tokį, jeigu būtų pavydus žvilgsnis, jeigu žalojantis žvilgsnis, nuima. Papuošalas ant savęs prisėma tą. Jis mums kaip draugas, kaip saugotojas. Ir kitas dalykas, va, kaip tu sakai, dėmesio valdymui. Kažko yra, tada žmogus žiūrėdamas, jeigu jo protas labai greitas yra ir jam reikia, žinai, next, Taip. jis dar gauna galimybę kažką patyrinėti, pažiūrinėti, o kas dar čia blizga, o kas dar ten pasiekšia. Ir kaip sako, ir tada gaunam kelias sekundės ar minutę dar eterio. Taip. Ir gal net laiką. Jo, gal ir tą laiką, bet iš tikrųjų tai mes, vat, sąmoningi žmonės renkamės, ko mes norim, ar ne? Va, tas įvaizdžio dizainas ir, kaip kiti sako, man nereikalingas stilistas, man nereikalinga įvaizdžio dizainerė. Taip, tikrai ir man nereikalinga. Bet jeigu kyla nors kokių klausimų, bet kokių, tai tos mūsų žinios iš tikrųjų, ir kai moteris ateina ir jinai gauna tuos atsakymus į savo klausimus, jis sako, nebūčiau patikėjus, jūs viršijot mano lūkesčius. Tai nėra tuštybė, tai yra mokslas, tai yra menas, tai yra pagalba žmogui, moteriai. Šiaip dirbu su moterim, tik tai kažkaip taip išėjau, kad į vyrus tik tai kerpu 30 metų, bet kad spintos revizijas daryčiau, apipirkimus, stilizuočiau, profesinį įvaizdį kurčiau, kaip pasiekti savo tikslų, kaip atrodyti. Ne, su vyrais nedirbu. Iš to klausimo kažkaip man su moterim labiau irgi. Tai kiekvienas mes pasirenkame, man atrodo, susisiaurint visada yra kartais nauda, ar ne? O dar apie plaukus labai noriu, nes plaukai yra taip. Vat gal kažkokių patarimų žiūrovams irgi įdomu, kaip juos prižiūrėti, kaip juos susitvarkyti. Gal nežinau, kažkoks receptas yra. Nes, pavyzdžiui, apie mano plaukus, ką apibūdinai, tai visiškai yra apie mane ir aš su jais nesusitvarkau praktiškai, bet aš labai pilnai suprantu, nes ir tai atspindi mane ir, kaip sako, ne, tie plaukai labai svarbus bendram vaizdui. Ir visas susišiausias susivėlęs, tai nėra gerai. Kaip paprasčiausiai galbūt galima juos susitvarkyti. Čia, kaip sako, jo plaukų stilisto, asmeninio tavo plaukų stilisto darbas būtų tau parinkti. Jeigu tu ateitum pas mane kaip pas savo plaukų stilistę, tai pirmiausiai, liesdama tavo plaukus, iš vis parinkčiau tau tinkamą kirpimą pagal veido formą ir plaukų struktūrą. Nes labai dažnai moterys nori to labai ilgo plauko. Ir sakykime, jeigu plaukas yra plonas, jautrus, tai ne visada jam reikia to ilgio. Nes aš su visa pagarba tave matau kažkur tiek trumpesniais plaukais. Jie galbūt tau gražiau gultų. Jo, toksai gražiau gultų, tas toksai, tada moteris dejuoja, kad jas labai nutempia žemyn tie plaukai, nes jie tą tokį kilimo truputį duotų. Kita vertus, jeigu yra veido bruožuose nors kiek žemyn einančių linijų, kas būtų žemyn? Nosytė. Šitą raukšlelį, sakykime, žiūrovėm ar ne, vadinasi, antakių linija žemyn einanti.
tada irgi reiktų pagalvoti apie kirpimo parinkimą, nes patikėkit, tinkamas kirpimas padaro liftingą veido, ne. Tai tau asmeniškai, Giedre, yra pavojinga netgi tuos vadinamus kuo ilgesnius plaukus. Plonus ir ilgus plaukus jeigu aš prie veido. susiriščiau, Čia jau tu padarytum efektą liftingo, tu keli plauką. Reiškia, mes prie veido, ką turim, su kuo čia parodyti, sakykime, perlų eilutę, ar ne, paimsim, sakykime, plaukas eina žemyn, ar ne, ir jisai iš karto... Dar pratęsia tarsi. Taip, pratęsia, jeigu kažkas veidą eina žemyn, ar ant akių linija, ar kažkokia gili raukšlė veido, ar lūpų kampučiai kartais būna pas moterį žemyn eina. Ir jeigu plaukai labai žemyn važiuoja, jie tiesiog tokie, kaip sako, blogiukai būna, jiem viską nutempia žemyn. Bet ką moterys daro tada dažniausiai? Geros kirpėjos moka parinkti tam tikrą ilgį, sukoreguoti žandikaulių formą, atrodo stop. Dar ką mes darom? Mes visą laiką truputį kryptį darom. Tai moteris ar suka, ar kažkokią garbaną padaro, arba tu užkiša už veido, arba, kaip tu sakai, susiriša. Tai iš tikrųjų labai daug būdų yra su tais plaukais ir dabar jeigu vien apie tos plaukus kalbėti, tai švarūs, tvarkingi plaukai ir Dievo dovana turėti savo gerą kirpėją, kuris išmano ir parenka tinkamą kirpimą, tinkamą priežiūrą, plaukų dažymą, bet plaukų dažymą parenka ne tai, kas šiuo metu madinga, bet kad moteris dailiai atrodytų ir susitvarkytų su savo plaukais, o ne tai, kas dabar madinga. Tai vis tik tai yra labai individualu, ar ne? Ir nėra vieno patarimo ir nėra nei vieno recepto. Jeigu ten linijos žemyn keliam aukštyn, gal kažkas tokio panašaus, bet iš principo tai vis tiek kiekvienam labai, labai skirtingai, ar ne? Ir tas žodis dabar toks, žiūrėk, pakibo ore madinga. Aš praktiškai labai mažai kada naudoju šitą žodį madinga, nes man aš madą seku, kad suprasčiau istoriją. Šiandien madinga, rytoj nebe. Nes ta mada yra geras dalykas dėl to, kad įsivaizduokim, jeigu mes žiūrim, pavyzdžiui, nuotraukas, ar ne, sename šeimos albume, kaip yra smagu, kai mes matom, kuriame dešimtmetį daryta nuotrauka. Pavyzdžiui, vestuvinės, iš karto matot, kad 70-ais tuokėsi. Šukuosenos, batų kulniukai, moterų suknelės. Tai ta mada, jinai turi labai ir šviesę gerą pusę, bet turi mada ir tamsią pusę. Pirmiausia, skatina labai pirkti. Vartojimas nežmoniškas mados įtakotas. Tada mada, labai mažai kas apie tai kalba, bet ir žaloja žmonės, nes jaunų žmonės žaloja, kurie galvoja, kad netitinka mados ar net tendencijų kanonų, arba neturi kažko madingo. Atsilieka nuo mados, čiagi labai taip. Ir dar labai matau tas madinga, tai būti jaunai, seksualiai ir darbingai. Tai su visa pagarba galbūt aš, žinokit, nesakau, kad aš irgi po 10 metų įsipūsiu tas lūpas ir viskas man čia bus gerai, bet esu 50 plus ir dar kažkaip nėra to poreikio, nes aš suprantu, kas pasaulyje vyksta, kaip yra gimsta paklausa, kaip prieš tai pasiūlą padaro, kaip sukuria paklausą. Tai šitie visi dalykai yra, kas tuo domisi, supranta šitą dalyką. Bet mada tai yra dar pirmiausia tai, kad kai manęs klausia, kas yra madinga rasa, tai madinga žmonės brangus, individualumas, unikalumas. Ar ne, nes mes kaip madą, kaip procesą galim sekti labai smagu, ar ne, vieną kitą detalę, tą jausmą, pulsą, jausti viskas gerai ir kažką pasimti iš to. Bet kai žmogus tarnauja, tam viskas jis kaip voverė rate. Ir ką aš tada matau, jeigu moteris, sakykime, iš rudens sezono susiperka trendus, madą, jinai pavasarį neturi kuo rengtis, patikėkit. Ir vėl reikia eiti pirkti. Nes viskas, kas buvo ultra madinga, sezonui praėjus paseno. Bet jeigu mes perkam kažkokius individualius drabužius, stilingus, taip, savo tinkančius, derančius, tada moteris turi labai nedaug drabužių, rūbų. Pavyzdžiui, čia nėra mano asmeniniai rūbai, čia yra rūbai tie, kuriuos aš rengiu klientės ir kurios visą laiką gerai jaučiasi ir puikiai atrodo ir figūrą sukoreguoja, bet esmė labai nedaug drabužių reikia tarpusavį derančių ir mes visą laiką gerai atrodom. Nes ta panika ir aš kartais moteris truputį paprovokuoju. Pavyzdžiui, aš šiandien jūs kviečiu eiti į spektaklį, kad ir į muzikinį, ar į dramos teatrą. Turit ką greitai apsirengti per valandą laiko? Per valandą laiko apsirengsit? Ne.
Viskas, žinokit, nusvyra rankos, nes dabar galvoju, palaukit, drabužių labai daug. Reiškia, moteris neįvaldžius dar savęs pažinimo meno, ar ne, kad aš turiu geras joną, aš turiu geras kelnes, aš turiu trejas palaidinės skirtingus stilius, turiu vienus aukštakulnius, kitus galbūt visai žemus, vis minkšta faktūra, kieta faktūra, didelė rankinė, maža rankinė. Tai ir tada klausia, ką tu Rasa veiki? Moterys bragius, ateikite į valandos asmeninę įvaizdžio konsultaciją. Nu viskas, atsiveria akis moterims. Ir viską sužinosite, visus kylančius klausimus. Tai labai iš tikrųjų įdomu ir dar pabaigai, ar ne? Nu. Kažkokį gal patarimą ar palinkėjimą mūsų žiūrovėms. Aha, tai čia dabar jau ir beveik galėjo ta mano kalba tokia būti palinkėjimas, kad nepaisant savo amžiaus, savo figūros tipo, spalvinio tipo ir vyraujančių tuo metu mados tendencijų moterys. Mes esam gražios, sveikos, laimingos čia ir dabar. Taigi madinga būti savimi, aktualu, madinga būti unikalia savimi, mylėti save, žinoti, kas tinka, ko kartais reikia privengti, pagudrauti, nes su visa pagarba man labai daug kas netinka. Aš turiu pavargti, kad puikiai atrodyt. Tai labai norėčiau tą atliepti, kad viskas yra su mumis gerai, o jeigu kyla kažkokiu klausimu, tos meilės, norisi vedimo teisingo specialisto, netuščiai žodžiais, ne vien tik rūbų, spalva, teptuku, kirpimo žirklėmis, tai žinot kelią, rasit kelią pas mane. Taip, ir kviečiame ne tik užeiti čia, Rasa randasi Kaune ir jos šie grožio namai, bet užeiti ir į socialinius tinklus, tai palaikyti, galite ir pakomentuoti, klausti, galbūt kažkokių turit klausimų, tai drąsiai klauskite, aš manau, Rasa mielai atsakys. Ir ačiū visiems, kad žiūrėjote ir kviečiu norinčius papasakoti savo istoriją, susisiekti ir arba aš atvyksiu, arba jūs atvyksit pas mane. Tai ačiū ir viso. Ačiū labai, Giedrė, už pokalbį ir padrasinu, jeigu tik tai turit kažkas papasakoti apie savo vertę pasauliu, ką kuriate, su Giedrė bendraukite. Ačiū labai, tikrai buvo malonu. Iki pasimatymo kitoje laidoje. Ačiū labai.